Jūsų Vedestat technika sukurta pasiekti geriausių rezultatų sudėtingiausiomis sąlygomis ir tarnauja ilgą laiką. Dėl aukštos komponentų kokybės Vedestat technika ypač patikima. Šių rezultatų Vedestat pasiekė glaudžiai bendradarbiaudama su visos Europos ūkininkais. Netrukus pamatysite, kaip praktiškai veikia Vedestat. Tai mūsų Lean gamybos organizavimas, gamybos valdymo sistema, kurioje našumo ir kokybės tikslai suderinti su nuolatiniu tobulėjimu. Visą tai įgyvendina mūsų kruopščiai atrinkti, atsidavę ir ypač kvalifikuoti darbuotojai. Vedestat gamykla yra pažangi gamybos sistema, kurioje daug procesų yra automatizuoti ir vykdomi pasitelkus aukštasias technologijas. Tačiau viskas vyksta atidžiai stebint atsidavusiems Vedestat darbuotojams, kurių vienintelis tikslas, kad technika dirbtų našiai. Kiekvienas darbuotojas siekia dirbti pagal principą padariau tinkamai. Vedestat gamykloje nėra vietos atsitiktinumams. Viskas prasideda visiškai automatizuotame plieno sandėlyje, į kurį kiekvieną savaitę atvežama 100 tonų plieno vamzdžių ir 17 tonų geležies plokščių. Siekdami užtikrinti didžiausią atsparumą ir išvengti nereikalingo svorio, naudojame grūdintą boro plieną. Aukščiausios kokybės medžiagas tiekia SSAB. Specialiai apmokytas operatorius gauna užsakymą iš gamybos planavimo skyrių. Užsakyme nurodyti vamzdžių, kurie bus įkelti į trimačio lazerio įrenginį matmenys ir skaičius. Galime pjaustyti iki 14 mm storio plieną, 4,5 metro ilgio bei 500 kg svorio vamzdžius. Robotai pjauna 0,1 mm tikslumu. Mūsų unikalioje pačių sukurtoje rūšiavimo sistemoje 2 keltuvai visas užsakytas dalis perkelia į atitinkamas partijas, kurios nuvežamos tiesiai į suvirinimo zoną. Vedestat gamykloje dirba 100 labai kvalifikuotų suvirintojų. Kai kurie suvirina rankiniu būdu, kiti valdo pažangius suvirinimo robotus. Vedestat ištobulintas grūdinimo procesas yra ypač tikslus. Lėkštės grūdinimas prasideda 12 minučių trukmės kaitinimu krosnyje, kurioje plieno vidaus temperatūra pasiekia 900 laipsnių Celsijaus. 200 tonų preso pagalba TrueCut įgauna tokią formą, kuri užtikrina puikius rezultatus visą eksploatavimo laiką. Tada lėkštės greitai atvėsinamos vandens vonioje. Visos Vedestat lėkštės pagamintos iš tinkamo kietumo V55 plieno. Minkštas plienas per greitai nusidėvi, o per kietas plienas gali lūžti. Atkaitinimo procesas užtikrina maksimalų V55 plieno kietumą ir geriausias dėvėjimosi charakteristikas. Carrier XL pagrindinis rėmas perkeliamas į srautinio apdirbimo kamerą, kurioje jis bus apšaudomas 12 tonų plieno šratukų, siekiant kuo geriau paruošti paviršių purškiamajam dažymui. 4 robotai su oro pūtikliais, pūsdami 6 barų suslėgtą oro srautą, nuvalo šratukus. Purškiame vieną sluoksnį patvariausiai rinkoje 2 komponentų poliuretano dažų, kurių spalva blunka minimaliai. Tada dažymo kamerų oras išvalomas atskirame pastate, naudojant anglies filtrus. Gaminiai perkeliami į 130 laipsnių Celsijaus karščio krosnį. Per 28 minutės dažai sukietėja ir išdžiūsta. Bet tobuloje Vedestat gamybos linijoje laikas nešvaistomas. Todėl gaminiai nedelsiant vėsinami ir po 12 minučių būna paruošti surinkti. Pažangus dažymo procesas trunka nuo 2 iki 4 valandų. Kūrybingiams produktų ir plėtros skyriaus inžinieriams skirta užduotis ūkininko poreikius paversti realiais sumanymais. Vedestat įkūrėjas Rune Starkas, kalbėdamas su pirmaisiais bendradarbiais, nuolat sakydavo: gaminkite taip, kad tarnautų ilgai. Šiuo Rune Starko požiūriu į kokybę Vedestat vadovaujasi ir šiandien. Labai svarbu, kad visų detalių matmenys būtų tinkami ir kad visos varžtų kiaurymės būtų išgręžtos tinkamose vietose. Todėl komponentus matuojame ypač tiksliai, pasitelkę skaitmeninio matavimo priemonės. Iš Vedestat į rinką nepatenka jokia technika, jei ji nepagaminta tarnauti ilgai. Vienas apdovanojimus laimėjusių inovatyvių Vedestat produktų, sėklų skaičiuotuvas, syda yra pavyzdys, kaip Vedestat savo smalsumu, kūrybingumu ir mokėjimu įgyvendinti sumanymus padarė ūkininkų darbą efektyvesnį. Kita puikia Vedestat inovacija – valdymo sistema e-Services.
kuri leidžia sėjimą valdyti iš traktoriaus kabinos, naudojant iPad planšetę. Joje įdiegiama atitinkamai sėjimai skirta programinė įranga. Vedestat aukščiausios klasės sandėliai užima 5000 kvadratinių metrų plotą, juos sudaro 8000 sandėliavimo vietų. Krautuvai yra programuoti ir važiuoja patys, pasitelkus navigaciją. Vairuotojas į reikalingą vietą nuvažiuoja tik laikydamas avarinio stabdymo rankeną. Šiuose automatizuotose sandėliuose laikomos mažesnės dalys, kurios pristatomos į vietą, gavus užsakymą iš gamybos planavimo skyriaus. Didžiuojamės galėdami pristatyti mūsų šiandieninę pasaulinės klasės gamybos liniją. Bet ar ji bus tokia pat rytoj? Tikriausiai ne. Nes inovacijos ir nuolatinis tobulėjimas yra mūsų genuose. Taip veikia Vedestat.